Na ką, pradėkime šią šaltinio analizę. Pastarieji įvykiai skaitmeninėje erdvėje atskleidė tikrai bauginantį pokytį. Jie labai ryškiai parodo, kaip valstybinio lygio skaitmeniniai pažeidžiamumai veikia iš tikrųjų. Ir patikėkite, tai be galo įdomi, bet kartu ir velniškai sudėtinga tema. Dažnai juk esame linki manyti, kad kibernetiniai incidentai tai yra tiesiog, techniniai nesklandumai. Tačiau šiandien mūsų nagrinėjami šaltiniai piešia kur kas gilesni ir, tiesą sakant, tamsesni paveikslą. Taigi, nieko nelaukę, nerkime tiesiai į tai ir pabandykime išnarpliuoti visą šį skaitmeninį ledkalnį. Iškart susidurėme su vienu fundamentalu klausimu, kuris priverčia visiškai iš naujo permastyti, kaip mes apskritai suprantame duomenų nutekėjimą. Pagalvokite, kas, jeigu tai nėra tik pavogti failai, kas, jeigu iš tikrųjų tai yra visos valstybės brėžinys. Tikrai atėjo laikas nustoti vertinti duomenų bazių vagystės vien kaip paprasta informacijos praradimą. Šaltiniai labai aiškiai sufleruoja, tai potencialus geopolitinis ginklas. Ir mums tiesiog būtina suvokti šios naujos realybės mastą. Pirmoji dalis – daugiau nei duomenų vagystė. Būtent čia ir įvyksta tas esminis lūžis. Turime atsitraukti nuo požiūrio, kad incidentai tai yra kažkokios paprastos IT klaidos. Paimkime konkretų šaltiniuose minimą pavyzdį – registrų centro incidentas. Tai atskleidžia visiškai kritinę situaciją. Įsivaizduokite, neautorizuotos užklausos, kurios buvo vykdomos 2026 vasarai, pastebėtos, net 3 mėnesiais per vėlai. Taigi, esminis momentas čia yra ne tik tai, kas konkrečiai buvo pavogta, bet ir ta fundamentali audito skaidrumo problema. Jeigu institucijos apie tokius duomenų naršymo epizodus sužino tik po 4 metų, kyla visiškai natūralus klausimas, tai kas iš tiesų kontroliuoja mūsų sistemų įrašus ir prieigos žurnalus. Tai tiesiog genialiai iliustruoja dviejų visiškai skirtingų pasaulių susidūrimą. Iš vienos pusės turime tokį, pavadinkime, gana naivų institucijų, teisininkų ir valstybės tarnautojų požiūrį. Kaip jie tai mato? Jiems tai asmens duomenų pažeidimas, standartinė IT problema ar tiesiog formalus BDR reglamento pažeidimas ir tiek. Bet palaukite, pažvelgus iš puolėjo perspektyvos, vaizdas tampa visiškai kitoks ir netgi bauginantis. Moderniems kibernetiniams užpuolikams tai nacionalinio saugumo turtas, tai šantažo svertas ir be jokios abejonės galingas hibridinio karo įrankis. Skirtumas, sutikite, tiesiog milžiniškas. Antroji dalis – skaitmeninio, pėdas sako, labirintas. Dabar pats laikas išsiaiškinti, kodėl atrasti tiesą po duomenų nutekėjimo yra taip velniava neįtikėtinai sunku. Modernių valstybių infrastruktūra yra žiauriai fragmentuota. Labai svarbu suprasti, kiek daugelį vietų vienu metu egzistuoja tas pats skaitmeninis pečakas. Duomenys, matote, nusėda ne tik ten, kur priklauso, centriniuose registruose. Jie pasilieko API tinklų sąsajose, sudėtingose saugumo stebėsenos platformose, pavyzdžiui, SOC ir SIEM, kurios nuolat analizuoja sistemų įvykius. Ką jau kalbėti apie trečiųjų šalių rangovų sistemas ar netgi visokią seną, realiai nebenaudojamą infrastruktūrą. Ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad vienos žmogaus duomenų pėdsakai yra išsibarstę 10 lokacijų, kurių absoliučiai niekas nemonitoruoja. Ir tai veda prie dar vienos rimtos šaltiniuose aptariamos problemos – duomenų gyvavimo ciklo. Čia situacija darosi šiek tiek nejauki. Realus duomenų gyvavimo laikas tęsiasi kur kas ilgiau nei oficialiai skelbiama taisyklėse. Kodėl taip yra? Viskas dėl automatinių replikacijų ir taip vadinamų nelaimingo atsitikimo atkūrimo arba disaster recovery archyvų. Taigi, net jeigu sistema lyg ir oficialiai ištrina kažkokį įrašą, jo kopijos gali amžinai kyboti atsarginėse kopijose. Todėl tikrasis galutinis duomenų ištrinimas tampa beveik neįmanoma misija. Trečioji dalis – sąryšių matricos konstruavimas. Dabar perkelkime dėmesį nuo to, kaip duomenys saugomi, prie to, kaip jie galiausiai paverčiami ginklu. Pažiūrėkime, kaip žingsnis po žingsnio konstruojama toji sąryšių matrica. Pirmas žingsnis atrodo labai paprastas ir nekaltas. Turime asmenį ir jo adresą. Toliau, antrajame žingsnėje prie to jau prijungiame šeimos nariai ir įvairūs verslo ryšiai. Judame prie trečio žingsnio. Čia įtraukiamas nekilnojamasis turtas bei finansiniai duomenys. Ir galiausiai ketvirtasis žingsnis. Iš pažiūros visiškai nekaltų viešų ir pusiau viešų registrų informacijos sukonstruojamas pilnas žvalgybinis profilis. Taip po truputį sujungiami visi taškai, atskleidžiantis tiesiog visą žmogaus gyvenimo žemėlapį. Šaltiniuose aptiko ne vieną tiesiog sukrečiančią įžvalgą, kuri, tiesą sakant, apibendrina visą šios situacijos rimtumą. Cituoju. Pagrindinis turtas nėra serveriai. Pagrindinis turtas yra prieigos istorija ir sąryšių matrica apie žmones. Tai be galo svarbi mintis.
Esminis punktas yra tas, kad serverius, juos visada galima pakeisti. Programinę įrangą galima atnaujinti, sukonfigūruoti iš naujų. Tačiau atidengtas, dekonstruotas ir priešininkui žinomas žmonių tinklas, jis lieka pažeidžiamas visam laikui. To atgal nebeatkursi. Ketvirtoji dalis – grėsmė nacionaliniam saugumui. Kai jau suprantame, kaip veikia toje sąryšių matrica, būtina atsitraukti ir pažvelgti iš makro perspektyvos. Kokią grėsmę tai iš tiesų kelia visuomeniai. Pradėkime nuo poveikio asmenį. Ir patikėkite, tos pasekmės yra destruktyvios, ilgalaikės ir labai asmeniškos. Nutekėjus žmogaus elgesio modelių iš karto atsiranda tapatybės vagystės, finansinio sukčiavimo ir visokiojopos socialinės manipulacijos rizikos. Negana to, asmenys patiria didžiulį psichologinį spaudimą, o turint aiškią informaciją apie šeimos narių buvimo vietą, atsiranda jau visiškai reali fizinė grėsmė. Verslui pasekmės mėje ne ką mažiau skaudžios. Tokios žvalgybinės matricos leidžia užpuolikams meistriškai apeiti techninės gynybos sistemas ir vietoje to manipuliuoti konkrečiais darbuotojais. Tai atveria duris tiekimo grandinės kompromitavimui, vadovų ypač finansų direktorių sukčiavimo schemoms, korporatyviniam šnipinėjimui ir, milžiniškoms teisinėms pasekmėms. Žinote, dėl griežtų ES duomenų ir kibernetinio saugumo direktyvų, tokių kaip BDR ir NIS2, pažeidimų teisiniai padariniai įmonėms gali būti tiesiog pražūtingi. O dabar pakilkime į patį aukščiausią – valstybinį lygmenį. Čia paveikslas tampa dar rimtesnis. Šaltiniai labai aiškiai nurodo, kad priešiškų valstybių remiami veikėjai šiuos profilius naudoja itin preciziškai. Tokiu būdu galima identifikuoti kritinės infrastruktūros darbuotojus, kariuomenės, žvalgybos žmones. Tokia detali informacija leidžia jiems šantažuoti sprendimų priėmėjus, modeliuoti šalies ekonominius ryšius, verbuoti tuos darbuotojus, kurie yra pažeidžiamiausi ir labai tiksliai koordinuoti galingas dezinformacijos kampanijas. Tai išties masinio naikinimo ginklas skaitmeninėme amžiuje. Penktoji dalis – tikrasis drakonas. Štai čia prieiname prie gana blaivinančios išvados apie mūsų valstybinių institucijų brandą ir realų, o ne popierinį pasiruošimą šiuolaikinėms grėsmėms. Akivaizdžiai matoma kompetencijų krizė lyderystės lygmenyje. Tiesiog ryškiai matomas skirtumas tarp, pavadinkime, tradicinio kibernetinio saugumo vadovo ir modernaus aktyvios gynybos stratego. Institucijos dažnai, pernelyg dažnai vadovaujasi tik formalių požiūrio, orientuojamasi į tvarkingus ISO dokumentų rinkinius ir ramius pasyvius patikrinimus. Tačiau realybė šiandien reikalauja visiškai kito – aktyvios gynybos mentaliteto, stebėsenos realių laikų, greito reagavimo į incidentus, proaktyvios grėsmių medžioklės ir simuliacinių reaktymo atakų, kurios realiai išbando sistemų atsparumą. Ir tai veda prie vienos iš pačių svarbiausių šios analizės išvadų. Pagauti vieną pavinį įsilaužėlį tai lygiai tas pats, kas nukirsti vieną drakono galvą. Vietoj jos greitai užaugs nauja. Bet tikrasis drakonas, anot šaltinių, yra visiškai kas kita. Tai yra mūsų sisteminis nepasiruošimas. Tai neapgalvota tiesiog beatodairiška duomenų centralizacija. Tai silpna tinklų segmentacija, labai nebrandus incidentų valdymas ir, turbūt pats liūdniausias dalykas, politinis nenoras pripažinti problemos mastą, nenoras suprasti, kad šie duomenų nutekėjimai nėra šiaip vagystės, o reali hibridinio karo dalis. Beje, tai labai gerai iliustruoja ir dar vieną itin svarbų aspektą. Turime suprasti, kad modernus kibernetinis šnipinėjimas toli gražu ne visada siekia kažkokio greito momentinio pelno. Egzistuoja toks vadinamas užmigdyto tinklo konceptas. Šiandien surinkti, ramiai savo pavogti duomenys niekur nedingsta, jie yra kruopščiai kaupiami, iš jų kuriami detalūs profiliai tikslinėms atakoms, kurios gali būti įvykdytos po 5 ar net 10 metų. Tai yra labai ilgalaikis žvalgybinis išteklis ruošiamas ateities geopolitiniam svertui. Na ir pabaigai, giliai išanalizavus šiuos šaltinius, lieka atviras ir tiesą sakant labai galingas klausimas, kurį turėtume užduoti visi. Ar mūsų kaupiami duomenys tai yra paprastas archyvas, ar visgi tai jau tapo aktyvia priešo žvalgybinė infrastruktūra, tik ir belaukiančia savo valandos, kol bus panaudota prieš mus pačius? Šis klausimas tikrai kviečia dar kartą ir labai rimtai susimastyti apie tikrąją skaitmeninės valstybės prigimtį. Ačiū, kad kartu su manimi narpliojate šią ne itin jaukią, bet absoliučiai gyvybiškai svarbią temą. Iki kitų susitikimų.